Na va, pagaliau atkeliavome į gaminio apžiūrą. Aš manau, kad ir jūs jau matuojatės ir džiaugiatės savo kūrybą, savo gaminiu. Aš taip pat pasirodau, ką mes kartu kūrėme. Taip? Taigi, į šitą aš dabar tiesiog įsidėjau, kad jums matytųsi skirtumas. Į šitą įsidėjau pušapą, į šitą nesidėjau pušapą. Į šito pušapą nedėjau. Na, tą dalykėlį, kurį mes pasigaminome, ne? Ir matote, štai tada geriau viskas priglunda, ne? Štai, jeigu norim, aišku, didesnės apimties, tada įsidedame, bet tada man truputėlį nepatinka, kad, na, čia taip atvėpsta, vadinkim, atsistoja. Tai va, tai jūs pasižiūrėkite, kaip jums gražiau atrodo, jūs galite naudoti arba nenaudoti. Tų pušapų, taip, dabar apsisuku, pasirodau, kaip iš nugaros atrodo, taip. Na va, čia prie sijono, taip, taip atrodo, tie nėrinukai truputėlį, jie, kada yra su kitu drabužiu, tada jie truputėlį nori lipti į viršų. Na, reikėtų tada labiau naudoti, tada, kada turi būti, matote, kelnės arba sijonas, tada turėtų būti labiau pažemintų liemenių, kad nekeltų nėrinukų į viršų. Arba, kadangi šitas sijonas yra šiek tiek aukštintų liemenių, tai jie čia štai susitinka ir kelia juos į viršų. Tai arba pažemintas liemuo, arba tiesiog tada galima susikišti. Tai tada, bet štai taip, susikišti ir tada geriau atrodo. Na, bent jau man atrodo, kad geriau atrodo štai čia ir iš nugaros. Dabar štai jo, šitą dalis dar išsitrauksiu, parodysiu, kaip įdėjau tas gumeles, štai šitoje vietoje. Taip, viskas jaučiasi labai komfortiškai, nesijaučia jokio lazdelės, tos vadinamos, kauliuko. Viskas atrodo gerai. Dabar štai šita vieta. Taip, aš ją ir palikau laisvesnę, nes jeigu aš, kaip sakau, mėgstu, kad būtų laisva, šitą korsetą, tai aišku, galima, pavyzdžiui, norint jį padaryti tokį jau dar labiau prigludantį, tai čia tikrai galima buvo jį dar, bet nemažai dar įimti. Matot, kiek dar galima čia, sunku man dabar tuos kauliukus, bet tikrai buvo galima nemažai įimti. Bet aš jį palikau, na, tokį laisvą, kad aš galėčiau laisvai įkvėpti, niekas manęs nevaržytų. Tai šitą vietą irgi palikau laisvesnę. Taip, na, šitie nėrinukai, mat, jūs drabužis kelia į viršų ir reikėtų jau kito drabužio. Taip, šitą vietą palikau, matote, kaip ir rodau, laisvesnę, nes jeigu aš atsipalaiduoju, mano, kaip sakyti, pilvukas ir užpildo, visą šitą vietą, taip, ir užpildo. Jeigu aš jau taip nutaisau figūrą, tai šita vieta, na, atrodo truputėlį laisvesnė. Na, bet mano pasirinkimas yra kuo daugiau komforto, tai aš ir palikau taip. Na va, jeigu jūs šitą vietą norite irgi palikti laisviau, galite. Jeigu jums nepatinka šitą vietą, tai man atrodo, aš rodžiau, kad reikėtų tada tiesiog va, iš nugaros. Jeigu iš nugaros matote, kiek dar daug lieka, štai čia va, matot, kiek reikėtų dar įimti, kad tas korsetas tada visiškai priglustų, prispaustų, padarytų tokį jau, bet tada man sunkiau kvėpuoti. Tai jūs rinkitės pagal tai, kas jums yra komfortiška, taip? Na va, dėkoju, kad mokėtės, dėkoju, kad žiūrėjote, dėkoju, kad siuvote. Tikiuosi, šitas mokymas buvo naudingas ir jums pavyko susikurti savo gražų korsetą, o galbūt net, kaip minėjau, nusprendėte pradėti savo drabužių verslą nuo korsetų. Kągi, sėkmės ir iki pasimatymo kituose mokymuose.